Labą dieną, gerbiami visaginiečiai. Apie šią savaitę kalbant, aš išskirčiau du momentus. Tai pirmas, tai susitikimas su švietimo ir sporto ministerijoje. Aptarėme apie situaciją mokyklose ir vaikų skaičių Visagino savivaldybėje. Matome, kad tikrai yra dėl ko kalbėtis ir reikalinga tam tikra pertvarka, ir jau esu pradėjęs kalbėtis ir su mokyklų bendruomenėmis, taip kad aptarėme galimybės ir tos galimybės tikrai yra pakankamai plačios ir smagu, kada apie ministeriją, apie Visagino savivaldybę atsiliepia tikrai labai gerai, šiltai ir mato visas tendencijas. Taigi tikiuosi, kad ir su bendruomenėmis bus galima kalbėti jau detaliau, turint ir ministerijos nuomonę. Na ir aišku, labai smagus ir šiltas susitikimas buvo su Aleksandru Vasiljevu, kur pasirašiau steigimo sutartį Aleksandro Vasiljevo mados muziejaus steigimą Visagino savivaldybėje. Taigi, tai rodo, kad daugiametis bendravimas ir tie tokie nuoseklūs žingsniai priveda prie tikrai labai gražių rezultatų. Pirma, tai kad visa Aleksandro Vasiljevo kolekcija laikoma pas mus. Antra, kad mes tikrai galime mėgautis kaip ir pačio Aleksandro Vasiljevo pristatymais parodų, taip ir pačiomis parodomis. Ir trečia, kad einame link pagrindinio tikslo, kad nuolat veikiantis muziejus bus pas mus. Žinot, tikrai taip smagu ir malonu, kada pasaulinio garso žurnale randame Aleksandro Vasiljevo interviu, kur jisai keletą kartų vis pamini, kad yra Europoje, Lietuvoje toks miestas Visaginas, kur jis Aleksandras Vasiljevas laiko savo visą kolekciją, kuriame gyvena žmonės, kurie domisi mados istorija, kurie domisi aplamai mada, ir į šitam mieste jau greitai atsiras mados muziejus. Tikrai labai gera naujiena. Na, dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Prašome savivaldybės modernizuoti kačių namelius. Tam, kad į juos nepatektų lapės, reikėtų įrengti laiptus ir sumažinti landas patekimui į namelius. Na, negaliu aš nieko atsakyti, ką reikėtų padaryti, kaip modernizuoti tuos namelius katėms, kad lapės nepatektų. Todėl šitas klausimas perduotas administracijos darbuotojams, kurie turi daugiau kompetencijų šitam klausime. Todėl jeigu tai įmanoma padaryti taip, kad lapės nepakliūtų į tuos namelius, tai ir bus padaryta. Ar gali gyvenamųjų namų savininkų bendrija skirstyti mokestį už atliekų išvežimą ir bendrijos paslaugas ne pagal kvadratinius metrus, o pagal asmenų skaičių? Taigi, aš kiek suprantu, klausimas tarsi iš dviejų dalių. Tai pirmoji dalis, ar galima mokėti už šiukšlių išvežimą už asmenį, o ne už kvadratinius metrus. Tai yra, manau, kad čia reikia tikslintis. Jeigu kalba apie rinkliavą, tai taryba nustato ir tai yra už kvadratinius metrus moka buto savininkas. Jeigu kalba apie komercinę paslaugą, kurią teikia Visagino būstas, jeigu namas turi šiukšlių išmetimo šachtas ir iš jų reikia tiesiog paimti, tai čia bendrija tikrai apsisprendžia, kaip patogiau surinkti tuos mokesčius. Kada Visagine bus įrengta miesto pirtis? Na, jau tikrai linksma atsakinėti į šitą klausimą, nes jau nežinau, kiek kartų esu atsakęs į tą klausimą, kad Taikos 23, ten yra bendradarbystės centras projektuojamas, daromas, kuriame taip pat bus ir tam tikros rekreacinės paslaugos. Tame tarpe greičiausiai atsiras ir pirties dalis.
Taigi tam finansavimas jau yra skirtas, dabar yra projektavimo pirkimų procedūra, taip kad tikimės, kad jau artimiausiu metu ir prasidės patys ne tik projektavimo, bet ir po to statybos darbai. Na, o apie pirtį miesto, tai tiesiog noriu priminti, kad kaip minimum 2 vietas mes turime Draugystės gatvėje ir Vilties 5A, kuri prie baseinų yra pirtys, kuriomis gyventojai gali naudotis ir tikrai žinau, kad naudojasi. Ar savivaldybė galėtų nupirkti laisvus sklypus 3 mikrorajone už Visagino pagrindinės Žiburio mokyklos iš privačių savininkų ir ateity plėtoti šią teritoriją? Tai taip, teoriškai tikrai tą galima daryti, pradėti darybas ir bandyti nupirkti tuos sklypus, tačiau pradžioje, kaip visur ir visuose mūsų strateginiuose sprendimuose, turime atsakyti į klausimą, ką mes ten darysime. Kai atsakymas bus, tada ir galime pradėti kalbėti apie išpirkimą sklypų. Kada bus renovuotos pensininkų klubo patalpos? Taigi klausimas tikrai užsitęsęs. Buvo begalė visokiausių priežasčių, dėl ko vienaip ar kitaip tai finansavimą gaunam, tai jau nebegaunam, tai jau pradedam darbus, tai vėl kažkas sustabdo. Tačiau situacija šiandien yra tokia, kad finansavimas jau yra gautas, pradėtos projekto pirkimo procedūros, tai reiškia, kad tai bus supaprastintas remontas. Tikiuosi, kad tai neilgas procesas. Ir planuojame 26 metais jau pradėti remonto darbus. Ar tiesa, kad savivaldybės poliklinika planuoja renovuoti savo pastato priestatą ir teikti fizioterapijos paslaugas? Na, norėčiau paprašyti to žmogaus, kuris uždavė šį klausimą, kad patikslintų, apie kokį priestatą eina kalba. Aš galiu tiesiog pasakyti tai, kad tas priestatas, kuris buvęs vaikų poliklinika, tai jisai ten dabar Aleksandro Vasiljevo fondas yra ir ten žadam daryti ir tą muziejų, apie kurį ką tik kalbėjau, o apie kokį priestatą klausėte, prašau, užduokite klausimą dar kartą, patikslinant, apie kokį priestatą eina kalba. Mūsų daugiabutyje jau seniai prateka kanalizacijos vamzdis, tačiau bendrijos pirmininkas į mūsų skundus nereaguoja. Ar savivaldybė gali mums padėti? Manau, tikrai gali ir netgi turi tam tikras teises, tai yra patikrinti, ar bendryje vykdo savo įsipareigojimus, ar pirmininkas vykdo savo įsipareigojimus. Tačiau pradžioje taip pat turiu kreiptis į jūs. Nurodykite adresą, tada žinosime, apie kokią bendriją eina kalba ir ar tai yra Visagino būsto namas, ar tai yra bendrijos namas ir jeigu bendrijos, tai tada bent jau žinosime, su kuriuo iš bendrijų pirmininkų kalbėtis. Kada Visagine bus atidarytas centras vaikams turintiems autizmo sutrikimą? Vienas iš projektų, kuriuos dabar vykdome šitam finansinėme periode, yra būtent autizmo centro įrengimas. Tai šiuo metu, atsiprašau žodžius, kas nežinot, tokis PIPas yra pateiktas, tai projekto įgyvendinimo planas. Ir pagal jį, kai jis bus suderintas su institucijomis, bus finansavimo sutartis pateikta ir bus pradėtas projektavimas. Taigi šitas projektas yra ir jisai šitam finansiniam periode, kuris baigėsi 27 metų pabaigoje, šitas projektas bus įgyvendintas. Taigi visi klausimai, kuriuos gavau, yra atsakyti, tikiuosi aiškiai ir ši savaitė buvo tikrai pakankamai intensyvi, nes šalia tų jau paminėtų susitikimų vyko ir tarybos komitetai, kur sprendžiami klausimai, užduodami klausimai, priimami tam tikri sprendimai, rengiantis kitos savaitės tarybos posėdžiui. Turime daug nuomonių, daug
skirtingai priimamų sprendimų ir taip toliau. Tačiau viena aišku, kad jeigu tarybos nariai, administracija dirbs išvien vardan mūsų Visagino, viskas bus gerai.